Sveiki, aš noriu skirti tą dainą visiems tiem žmonėm, kurie išėjo į politiką ir negrįžo. Iš ten paprastai negrįžtama. Bet gerai, į Artūrą Zuoką aš numojau seniai ranką. Į Algirdą Paleckį tuo labiau. Bet yra dar žmonių, kuriuos gal galima ištraukti. Ir aš noriu juos šiandien skirti dėmesį. Nekreipkite dėmesio, kad aš prastai atrodau. Taip dabar atrodo visi pramogų verslo žmonės, kurie pirmą kartą gyvenime moka PVM-ą. Bet noriu kreiptis į seną draugą. Seimui jis atrodo jaunas, man jau senas. Arūnai. Valiau. Arūnčia. Arūnėlį. Tu nepyk, aš žinau, kad tavo statusas dabar didelis, tu esi vienas iš 3 svarbiausių žmonių. Ir atleisk, kad taip familiariai kreipiuosi, bet praeities nenužudysi. Sakyk, ar tau labai reikėjo šitos garbės? Arūnai, tu geriau prisimink, kai mes kartu geriam. Atsiprašau, išsprūdo. Gerai, aš geriau, tu sėdėjai. Kita vertus, aš galvoju, kad tikras Seimo narys to neturėtų nutylėt. Sakau tau kaip draugas, juk Seime plaukai neatauga. O ten reitingai iš viso neauga. Ten Mazuronis tavęs tyko kaip baubas. Vieną dieną jis tau ranką sulaužys. Valandka nuolat keikia. Sakyk, kam viso to reikia. Bet tavęs šou biznis neveikia. O aš sakau tau iš naujo. O lauke gėlės žydi, pavasaris bunda dainuot visą gerklę, noris rytais pasižiūrėk. Pilnos gatvės putlių trumpakojų blondinių, žurnalistai netrukdo, nėra apsaugos, tad išėjęs, kur nori, ten eik, net jei ir neturim, mes kaip jūs tų Seimo langų veidrodinių. Arūnai. Gerai, bet aš ten turėjau dar kelis žmonės, kurie irgi išėjo į Seimą. Inga, Donalda, Ezopas, Asta. Čia gali vardinti kaip žuvusio kareivio kapines. Ir aš 1000 kartų sakiau savo draugėm, kokią velnio ten einat, jos sakė ne velnio. Ir aš 1000 kartų buvau teisus, jos sakė, juk geriau negyvent, negu visai netikėt. Jei, kokios naivuolės, jos dar sakė, nenuleidžiam galvos. Net jeigu mums nesiseka 9 kartus iš eilės, nu ir ką, Salamakinas davė per veidą 9 kartus, belieka tylėti. Inga, Donalda, Asta, Ezopai. Nelengva jums ten, kaip sako rusai, čiuju žopą. Nežinot, ką veikiat dažnokai.
Nors aišku, ten kartais būna įdomu, pasitaiko pogromų, bet kamgi viso to reikia? Be jūsų šou biznis neveikia. Ir čia tavo gyvas kraujas vėl atsigaus, kaip atsigauna žalia po gero lietaus. Hei, hei, hei! O lauke gėlės žydi, pavasaris bunda dainuot, visą gerklę noris rytais, pasižiūrėk, pilnos gatvės pilnų trumpakojų blondinių, žurnalistai nepuola, nėra apsaugos, tad išėjęs, kur nori ten eik, net jei ir neturim, mes kaip jūs, tų jūsų langų veidrodinių. Gėlės žydi, pavasaris bunda, taip noris dainuoti rytais, tu pažiūrėk, pilnos gatvės putlių, trumpakojų, blondinių, žurnalistai netrukdo, nėra apsaugos, tad išėjęs, kur nori ten eik, net jeigu neturim, kaip jūs, tų Seimo narių veidrodinių. Ačiū Jūs. Dreba rankos. Bet. Ir kaip supratau, kad dar galiu kalbėti, tai noriu tiesiog visai Lietuvai ir čia esantiems mano draugiams, kurios jau nebedraugė su gera, nes važinėja su švyturėliais, nesustoja sankryžoje pamatę. Gerai. Bet aš žinau, kad yra kartais vietų ir yra gyvenime išimčių, merginos. Šiandien yra balandžio 1. Jeigu rytoj kas nors sakys, kas čia buvo, vis tiek niekas nepatikės. Inga ir Donalda čia ir dabar gali pirmą ir paskutinį kartą gyvenime sudainuoti. Pakvieskime. Ačiū tau labai, Marijonai. Kai man įdavė mikrofoną, taip ir supratau, kad kažkas čia bus, kad kažką provokuosi. Bet iš tikrųjų mūsų statusas nelabai leidžia, aš nežinau. Donalda, greičiau į sceną, rytoj į darbą. Vienu žodžiu, galima, mes dabar esam šitoj barikadų pusėje, tai aš tarkim mielai vienos dainos vieną stulpelį žmogui iš didžiosios A raidės mielai padainuočiau. Donalda, viešpatie, vėl tam pačiam Valinskiui kiek galima. Taigi ne tam vyrui iš didžiosios yra vienas iš A raidės. Algimantas, kuris mum burnas uždarė, tai norėčiau iš tikrųjų jam posmą vieną. Aš dar dainuosiu, nors balsas prikimo, dainuosiu ir tąsyk, būdamas nebyliu. Aš dar dainuosiu, gal mano dainos pasieks ir tave. Pražemės gaudesį. Algimantai.